prilieti sieną ar prilieti popierių ir pradedi šnekėti su ją. Ir ta linija mane lydi nuo pat vaikystės, nuo pat mokyklos, kada aš labai mėgau piešti veidą, kažkokį žmogelį, o paskui vis dėlto visą gyvenimą ta linija eina visur kartu su manimi. Kaime piešiau ant apšerkšnijusio lango pirštu. Va taip tas pirštas ant ledo darydavo liniją ir galvoju, va, gražu, bet ištirpsta šerkšnas, linijos nebėra. Iki šiol muziejus buvo pastatas ir architektūra. Šiandien jis tampa mūsų visų muziejumi. Tad kviečiu visus sušildyti mūsų muziejų, įkvepiant jam šilumos ir gyvybės. Kviečiu į mūsų muziejų. Linija prie linijos ir darosi kažkokia figūra, kažkoks tai mąstymas ir jis pasidaro kartais labai ir šiuolaikinis, labai ir kartais absurdus, kartais ateina prasmingos mintis, kurios žmonėm įsimena ir kai aš sutinku žmonės, jie sako, kad tas piešinys juos paveikia.